Sveikinimai Žalgiriui. 40 minučių jie šiandien žaidė geriau, atrodė geriau. Nei karto mes nepirmavom, pelnytą pergalę švenčia, sveikinimai komandai ir jų trenerių štabui. Sveikinimai taip pat fanams, būtent tokių tribūnų mes ir tikėjomės, kokios šiandien susirinko, tai puošia tą mūsų lietuvišką krepšinį. Ir tie derbis, nederbis, miestas, ne miestas, bet esmė, kad tos didžiosios komandos, kai žaidžia ar Graikijoje, ar Turkijoje, ar Ispanijoje, ten tų vietinių žaidėjų yra labai mažai. Per abi komandas sudėjus gal 3-4. Mes turim vienoj komandai po 7 žaidėjus, kurie didelę įtaką daro, didelį skirtumą. Tai mūsų tas lietuviškas krepšinis nuo to tik auga, tai čia tuo galim pasidžiaugti. O šiaip rungtynės pačios, tai sakyčiau mūsų prisiemams štabas, treneriai tą pralaimėjimą. Kaip pasakyti, žaidėm ne savo tėkme rungtynės, žaidėm per lėtai, nežaidėm taip, kaip žaidžiam visą sezoną. Aišku, kažkiek ir varžovas stabdė su labai fiziška gynyba, bet turim dėl tokių rungtynių nenukrypti nuo savo krypties, turim tą tęsti toliau, savo stilių žaisti, o ne varžovų. Šiandien varžovai pritaikė ir dėl to prisiimam atsakomybę mes treneriai. Jeigu žaidėjams kažkokių priekaištų tikrai neturiu, nebent tie vadinami niekino kamuoliai, kur labai dažnai konvertavosi Žalgirio taškais, labai skaudėjo dėl to. Aišku, ant Aiso gynybos negalima Ulanovo leisti kairę, bet čia tokie smulkus, ne dėl to mes pralaimėjom ir ne dėl to, kad mes nepataikėm. Dėl to, kad rungtynių tėkmė rungtynės nebuvo mūsų stiliumi. Treneri, dar kalbant apie tas pačias rungtynes, vienu metu buvo sumažinę rezultatą iki 8 taškų, paskui buvo dar ir Margerio geras epizodas, kur po Arno bloko ten 2+1, dar 2 taškai, 5 taškai paeiliui. Na, kodėl nepavyko šiandien užsikabinti už tų rungtynių ir, sakykime, labiau pasipriešinti ir kovoti dar labiau dėl pergalės? Tai kaip ir minėjau, kai tik sumažinom iki vienženklio, tai sekė kažkur neatsikovotas kamuolys, kažkur į 2 rankas nepasiėmėm kamuolio, varžovai išplėšė mums kamuolį iš rankų, užbaigė iš po krepšio. Vien pasižiūrėjus, kad jie iš 11 atkovotų puolime kamuolių konvertavo į 16 taškų. Mes atrodo, pastangos buvo didžiulės, fiziškumą stengiamės atlaikyti. 20 kamuolių pasiėmėm, bet tik 8 taškus pavertėm. Tai čia daug ką pasako. Ir reikia toliau analizuoti. Kalbant apie Kitą Hornsby, atrodo, be tų 1 rungtynių Prancūzijoje, jam šio sezono pradžia yra kol kas sudėtinga Kitui turiminiai. Ir kaip galbūt reikėtų jį, kaip čia pasakyti, įvesti geriau žaidimą ar kažkaip kitaip motyvuoti, aš šnekėti su juo, kad jo rezultatai būtų dar geresni, ką jis tikriausiai žinom, kad jisai gali padaryti, bet ko reikėtų, kad jis, sakykime, atsigautų labiau ir tą demonstruotų tokį žaidimą, kokį jūs galbūt norit? Motyvacijos pas mus nei vienam netrūksta žaidėjų. Kitas yra profesionalas, jis mums padeda ir toj pačioj gynyboje, ir treniruotėse, ir rungtynėse. Jam reikia geresnių rungtynių. Prieš turbūt geresnio lygio varžovą. Turbūt to. Labai pozityvus žmogus ir taip, mes patys nesidžiaugiam tuo, kaip jam prasidėjo sezonas, bet reikia jam tų geresnių rungtynių prieš geresnę komandą. Šiandien vėl Martynas Echodas grįžo į aikštelę ir atrodo, tam tikri jo išėjimai buvo pakankamai neblogi. Kiek jam trūksta iki to 100%, kad jis jau būtų, kaip čia pasakyti, sveikas ir visa kita yra jau ritme? Trūksta dar kažkiek, bet jis įeidinėja, labai, labai gerai dirba treniruotėse ir čia laiko klausimas. Savaitė kita ir manau, kad Echodas grįž vėl su dominuojančia jėga į lygą ir tikėkime ne tik į LKL lygą. Treneriai paminėjot fanus, prieš varžybas užsiminėt, kad būtų gerai įrodyti, kas čia diktuoja madas, ar įrodė jums fanai Ryto, kad galbūt jie diktuoja madas? Absoliučiai. Absoliučiai įrodė ir jeigu po teisybėje, tai nesitikėjom tokio palaikymo, bet toks, koks buvo šiandien, su tokia gausa dainų, su tokia energija, su tokiu ar minusas, ar minus 15, ar minus 8, ta pati energija, tai jeigu mes juos išlaikysim visą sezoną tokius kaip šiandien, tai wow, mūsų sprendimas iš džipo pereiti čionai, tai tikrai bus pasiteisinęs. Margeris kalbėjo
apie tai, kad perėjimas į SG areną gali būti šiek tiek išmusę ir tą taiklumą, kas šiandien buvo 3 iš 24 berods tritaškių. Gali kažkiek sietis tie dalykai? Žinot, aš manau, pasiteisimai visi, namai, ne namai, sunki išvyka, slystantis kamuolys, varžovo aikšteliai, tribūnos per garsios, tai jeigu mes turim tokių pasiteisimų, mes šitam lygiai negalim žaisti. Tai čia nėra net ką šnekėti apie šitus pasiteisimus, mes turime eiti bet kurioje arenoje ir žaisti, mes esam Rytas ir turim teisingai atstovauti savo klubą. Oskaras Plikys šiandien buvo toks rungtynių pradžios faktorius. Kokias užduotis šitas vaikinas turėjo eidamas į starto penketą ir kaip jam pasisekė? Stabdyti Šmicą ant pausto, o taip pat Ulanovas turėjo Justiną ant savęs. Tai žinojom, kad bus Ulanovo pausto, žinojom, kad bus ir bandymas Šmicą paustinti, tai visų pirma čia. Tai čia pagrindinė buvo mintis ir aišku kažkiek kontroliuoti kamuolius. Treneriai Gytis šiandien jau apšilinėjo, galbūt jau artimiausius ar suopavą pamatysim? Gyčio sugrįžimas skaičiuojamas ant 2 rankų pirštų, arba ant 1, arba ant 2. Tai toks va ir jo grįžimas. Jisai jau treniruojasi pilna jėga, su pilnu kontaktu. Jam kažkiek dar reikia daugiau situacijų pajausti, žaidybinių, tiek puolime, tiek gynyboje, ir jisai grįžta tada, kai jisai jausis tam. Jis nenori grįžti būdamas 70% pasiruošęs, jis grįž 100% pasiruošęs ir manau, fanai, ryto fanai tinkamai sutiks arenoje, aikštelėje grįžtant. Grįžtant prie arenos klausimo, Margiris dar minėjo, kad valandos pamėtymą turėjo Ryto žaidėjai šitoje arenoje. Ar bandysit kažkiek, vis dėlto tas didžiasias rungtynes žaisit šitam sezone čia, ar bandysit kažkiek daugiau į ją įeiti, kalbant apie treniruotes prieš? Įeinam tiek, kiek mums duoda tą areną, ir čia mes negalim šitoj vietoj kažkokių pasiteisinimų sakyti. Ir taip, vakar mes galėjom įeiti, bet čia koncertas buvo ir čia no hard feelings, kaip sakoma, yra kaip yra. Nu, tai ne pirmą kartą tokios situacijos ir turim prie jų prisitaikyti ir atlikti savo darbą. Pernai perimetro grandy buvo toks labai aiškus lyderis Markusas Fosteris, šiemet tokio galbūt jau ryškaus žaidėjo nėra. Kaip manot, sezono eigoje galbūt pavyktų išgyvendinti ir užpildyti tą trūkumą vieno aiškaus tokio lyderio perimetre? Komandiniais veiksmais turbūt toks atsakymas yra. Mes vasarą formuodami komandą mes žinom, kad neturėsim kažkokios žvaigždės išreikšto ir visi turėsime tą atsakomybę imtis savo ant pečių. Jeigu kalbam apie perimetro žaidėjus, tai visi tie, kurie mes turim, jie gali būti dar agresyvesni, žaisti visą laiką tam attack mode vadinamam, draskyti varžovų gynybą ankstyvam pick and roll'e, atakuoti varžovų didelius, provokuoti pražangas, įlysti į baudos aikštelę, kurt kitiems situacijas. Tai tos agresijos kiekvienas iš mūsų 4 gynėjų, jeigu dar šiek tiek dadėtų, galbūt ir kitaip atrodytume. Bet tokio klausimo, kažkokio tokio galutinio atsakymo neturiu, nes vis dar turim išsigryninti, ką mes čia turim.